Signali policija, ragas į viršų! Kur mašina? Kokia mašina? Volvo X60. Kur? Ponai, kažką painiojat! Nieko mes nepainiojam. Rankas laikyk! Milteliai kažkokie. Parodyk. Čia cukrus, mirkintai. Nieko. Toli nenubėgsiu. Net tapatybės nenustatėm. Įtartinas bičias. Praradom dar vieną gyvybę. Praskridom. Nu, tai man blašė. Mirkintai. Mes Audi mašinos ieškom. Sakei Volvo. Aš sakiau Audi. Sakei Volvo. Gerai, Audi. Šiaip čia labai keista. Nu tai kodėl jis bėgo, jeigu nekaltas? O kiek cukrų? Užtrauku! Nu jo. Tai ko tu žiūri? Eik, ištrauksi. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eiti. Kas toks? Man girdės su Čereška. Dokumentą turi? Ne. Ką tu klausinėjai dokumentų? Nu, žiūrėk, pavargė žmogus. Tu pats savo komai gali? Galiu. Kas? Kas yra? Skauda. Rankos tirpsta. Tai infarktas gal jam? Mirkintai, jaunas žmogus, koks infarktas? Reikia daktaram parodyti. Nesvaik. Tai ką tu siūlai, tai užsilenks užkasim? Ką tu siūlau? Aš siūlau paskambinti gydytojams ir jį nuvežt. Nu pasakyk, kad rimta infarktas galimai. Viskas. Dar bus patarimai. Vedam į mašiną. Galva, savo galva. Sės. Tai kas tokie ten buvo, a? Kriminalistai ieškojo pavogtos Volvo. Pažymėjimus rodė? Ne, bet ginklus turėjo. Blogai, labai blogai. Jei kažko ieško, mums skambina varpai. Aišku, ir tą gražuolį rado. Šitas tai nieko nepasakos. Tu pažintum iš matymo tuos kriminalistus? Tai aišku. Gerai, klausyk. Kuriam laikui išnyk, kol aš čia viską išsiaiškinsiu. Supratau. Tai pranešk man, kas ir kaip.
Alio. Blažys patrukdė. Turim šiokių tokių problemų. Reikia susitikti. Spaudimas normos ribose, bet sumušimai tai baisus. Kritau nuo motociklo. Kur tirpsta? Ranka, kaklas. Daktare, vaistų išrašykit ir paleiskit. Jūs ką? Turim padaryti echoskopiją, kad nebūtų infarktas. Visi netilpsime į liftą. Kilkit laiptais. O tai kur laiptai? Ten. Va tavo ir infarktas. Как делишки? Посларишки? Ах ты. Нормально. O kas ten su Ferdinandiku plaukė? Henriu. Įdi tai. Uk tu, nepažinau. Bagotas bus. Все, susikentavo? Aha. Kaip tik vakaras, tai pas gardas sėdi. A, kaip? Bet dargi, ne vakaras. Tai dar ne vakaras. Biškėlą malačią, ne? Pietavo kartu, atvažiavo nusimaudęs. Uk tu, pietavo. O čia kas pietaus? Vaišinkis.
Larisalkė, matai, aš labai mėgstu tas vietas, kur yra nemokama maisto. Taip, agurkiukas. Nu. O, iš Andrai. Kaip vandenukas? Šlapas. Ai, man per šiltas aš. O kaip? Eketės žmogus. Olis. Kas mieste girdėt? Karočiui, buvau sutikęs su žmonėm. В общем, bazaras apie fieną, Nadai. Sako, kad, reiškia, į zonas labai žiauriai gero fieno dabar ateina. O iš ten jau stumdo į laisvę ir galima nusipirkti. Va. Milteliai? Aha, va, į, reiškia, nosies puškalą, reiškia, prikičiai ir gali parduoti labai patogu. Čia biniukai ekspertizijai. O vietinis ar atvežtas? O to nežinau. Vat faktas, kad, reiškia, plinta į zonas. Vat, nu, o kas platina, aišku, Kamora. Vat. Bet kas įkiša, dar nesužinojau. Va, karočiui, va, Hernandai, kodėl turėjom svečių? Nu, todėl, kad turbūt pagalvojo, kad čia mes, nu, tipo mūsų beniuką. Pranti? Blogai, kad apsišvietė. Negerai. Lietuvoje nepardavinėsim. Anksčiau buvo ramu, niekas nieko nežinojo apie feną. Oi, Kardinadai, kaip nežinojo, nu, tu prisimink, dar tarybiniais laikais visas auksinis jaunimėlis man į Kauną važinėdavo, tengi Kaunas kas? Fenų sostinė buvo, teisingai. Nu, va, o mes pratęsim gražią tradiciją. Kas čia praleisti skambučiai? Aha, vibravo ir vibravo. Tiesa, o kas sumuštinukus darė? Labai skanus. Larkinas. Pum! Pagal buvo ir sulka, mažas. O gliuka kur? Už miestą, tegu pabūna dar. Teisingai, pakasečino, tegul pasėdė be elektros. Parašė, kad drabužius atvežtum. Gerai, užvažiuosim, paduosiu aš tau. O kaip ten saliamis? Gavosi? Gavosi. Saliamis. Super gavosi. Benė pareguliavo reaktyvus, tai viską pardavėm ir su jumis atsiskaitėm. Hakiai. Ir šiaip būtų viskas labai hakiai, pacanai. Jeigu ne tas hrenovas fienas, jaučiu bus kraujas gatvėse. Nu, neprikarksėk. Teisingai. Jo, o mums kas? Mes tiesiog sėdėsim ir stebėsim, ne? Vat, mūsų čia tipo reikalų nėra. Čia, nu ką, pacanai, karšta, jomajo. Eisiu aš, darysiu niurką į ledinės bangas. Op. Garažą patikrina? Taip. Vlažio pavaduotojo Gvido Girkonto. Viena kekė. Nu taip, viena kekė. Viskas darosi rimčiau. Bet tai kaip jūs nesugebėjot nustatyti to tipelio tapatybės? Nu, taigi čia pirmas dalykas tokiuose reikaluose. Pirmas dalykas. Ta prasme, žmogus duobėj mirinėjo, tai norėjom kaip geriau nuvažiai pas gydytojus, kad patikrintų. Tada būtumėm klausę, bet išėjo, kaip išėjo. Bet vis tiek keista. Ką tas įkaitas veikia garažo duobėj? Ką žinau, kažkas nepaėjo. Bet tai kas? Gal kažkokie vidiniai konfliktai. Gal. Tai koks planas? Planas nesikeičia. Stebim, fiksuojam ir sekam. Prokurorai dabar yra perspėti. Viena tokia turėjo skambinti. Patikrinkit Blašio telefono numerį. Būtinai. Ir būkite atsargus. Rytoj galit gauti atsakymą. Laikom ryšį. Nu, atskait moralus. Buvom taip arti tikslo mirkinti. Arti? Kas jeigu tas žmogus, kuris buvo duobėj, buvo prekeivis, baraiga arba kažką šiaip vertingo žinojo, o dabar apie mus žino.
Tik mašinos ieškojom. Nepatikės, nedebilai. Kuo gilyn į mišką, tuo storesni partizanai. Mirkintai, kas čia per įsireiškimai? Tu geriau paieškok Blažio išklotinių šios savaitės. Kažkokiam svarbiam asmeniu skambino. Nes aš jaučiu, kad tas Girkontas yra tik eilinė pieška. Mirkintai, važiuojam. Važiuojam. Ne šitas. Ir ne šitas, ne. Ne, kita. Tai gal jie ne iš Vilniaus? Nežinau. O palauk. Kriminalinė policija, ragas į viršų! Kur mašina? Kokia mašina? Volvo X60. Kur? Ponai, kažką painiojat! Nieko mes nepainiojam. Rankas laikyk! Šitas. Jis manęs apie Volvo ir klausė. Kas jis toks? Simonas Šarkys. Kriminalinis biuras 6 valdyba. Dirba su narkotikais. Oba. Susidomėjo mumis. Tai nelabai gerai. O gal rimtai mašinos ieškojo? Kriminalinis biuras tokiais niekas neužsiema. Tada reikia sunaikinti Aš kažkurį. tau sunaikinsiu. Be panikos. Pranešiu Stogui, patvarkys reikalą. Simonas Šarkys. Simonas Šarkys. Larkinai, judam. Reikia šramo sulaukti. Šramai, ilgai tu ten dar? Tuoj, žiūrėk, darau kraštinį niurką. Skaičiuokit, kiek išbūsiu. Ką sakė? Skaičiuot, kiek laiko išbus po vandeniu. O, aš pati kaip mažas vaikas. Ką ten šramas daro? Durniuoja. Gyvena po vandeniu. Kažkaip ilgokai. O tikrai per ilgai. Jei, kad tik neprisižaistų. Tai nebejokinga. Как делишки, ребятишки? Išgazdinai. Kodėl? Hardas šoka gelbėtojas. Иди, твою мать, su visais drabužiais. Ferdinandai! Aš čia! Blemba, kaip... Čia senas bachūriškas bailis. Nu, tu paneri 340 metriukų, praplaukį, po to išneri, o tave ieško ir gaisrinė, ir policija, ir malūnsparniai, nu. Komikas. Jo. Ferdinandai. Tu matai, išgelbėt norėjo. Mane dar niekas gyvenime gelbėt nenorėjo.